Kas dar sėki visi jūs kanalą Danysas, ir šiandien bus labai įdomus video. Tai šiandien mes su Šreku, Pennywise'u, apžiūrinėsim petardas, o jei geriau sakant, tai ten bus tokie ferverkai. Ta video, kur aš apžiūrinėjau ferverkus, buvo Palangoj, tai aš tos ferverkus pirkau Palangoj legalioj parduotuvėje, oficialioj parduotuvėje, tai tos petardos yra nesprogstančios. Tai kad tos petardos yra legalios Lietuvoje ir jos pirktos oficialiai. Man labai liko mažai prenumeratorių iki 400. Taigi statyk laiką, prenumeruok kanalą, pradedam video. Va kaip jie atrodo, tai mes turim raketyčių, juostelių, tokių kamaliukų, tokių petardyčių, tokių raketų, 8 iš čia, tokių verkiukų, single shotų, va kaip vadinasi, ir smoke, dūmus turi mėlynus. Taigi šitos raketytės atsidarė tašiai, todėl nes čia paprastas maišelis, pakuotė paprastas celofaninis maišelis. Tai va tokios 8 raketytės, oi palauk, čia ne 8. 1, 2, čia 12 jų, normaliai. Dabar galima apžiūrėti tokios rutuliukus. Nu čia tipo tokie, kaip čia pasakyti, tokie traškantis turbūt turėtų būti. Va kaip jie atrodo. Jų pakuotė yra 12. Taigi va taip jie įdomiai supakuoti kaip saldainiukai. Dabar gal paimam šitas, čia jos yra 6. Va kaip jos atrodo. Jos gana yra, nu ką žinau, va tokio dydžio. Oho, reakcija. Paskui tegul eina pas mus va šitos juostelės. Kiek čia parašyta, kad tipo tu uždegi knatą šitą žalio šuduką ir jos traška taip ilgai. Va taip va, jo, va taip va, jo. Atidarom. Opa, kaip lengvai. Ir traukiam atsargiai. Nu gerai, įdomus dalykas irgi labai bus įdomu jį protestuoti. Nu, tokie dūmai, čia nėra ką man pakuoti. Tiesiog jie va taip atrodo, va čia va toks vaizdelis ant jų. Čia smokas. Smoke grenade. Bet jo mes negalima jį reikia pastatyti va taip va. Čia yra va knatukas, va, kuris uždegi jį ir paskui ten baigia degti metas ir paskui pradeda dūminti. Tai va, dabar va tokie 5 tipo ferverkiukai. Iš karto atidarom ir pats sužinosiu, kaip jie veikia. Vo, ai va, čia yra irgi knatas toks gana ilgas. Vo. Nu ir dabar turbūt gal ir įdomiausias, jis jau netyčia irgi prasidarė. Tai va tokios raketos didelės, jos čia yra 8, tai čia tikrai blemba daug. Va taip, gerai atrodo jos, atrodo stipriai. Taigi ačiū labai, kad žiūrėjote, tikiuosi jums patiko. Taigi kitas video bus, kaip aš testuoju petardus, bet aš nežinau, ar man tikrai jas pavyks įkelti, todėl nes YouTube'as blokuoja tokiuos sprogstamuosius video. Aš dar turiu nelegalių kitų petardų. Tai yra tikros petardos. Bet jas jūs jau pamatysit kitame video, sakau, jei jo neužblokuos pats YouTube'as. Taigi ačiū labai, kad žiūrėjote. Iki kito video.